Tai bus beprotiškiausias dalykas, kurį kada nors valgysi. Taigi, vaikinai, ką tik nusileidome Ramiojo vandenyno salose ir čia yra neįtikėtina. Artimiausias kelias dienas patys gaudysime savo maistą, bet tai dar ne viskas, vaikinai. Mes susitiksime su vietiniais salos gyventojais, kad pamatytume, kaip jie čia gaudo ir gamina savo maistą. Esame vienoje iš atokiausių ir gražiausių vietų žemėje. Ir aš labai džiaugiuosi galėdamas jūs pasimti kartu ir tikiuosi parodyti jums beprotiškų gaminimo technikų. Laikykime kumščius, kad pavyktų pagauti kokių nors įdomių gyvūnų. Noriu jums parodyti, ką turime kuprinėje pirmai dienai ir pradėti tyrinėti šią pakrantę. Čia turime mačetę, visą tą kamerų įrangą ir iš esmės tik pačius paprasčiausius ginklus. Šiandien naudosime tik pačius būtiniausius dalykus, tikėdamiesi pagauti maisto. Ir aš labai džiaugiuosi galėdama sužinoti, kaip jie čia gyvena, patys susimedžioti maisto, išgyventi ir smagiai praleisti laiką su vaikinais. Pirma diena – tai vietinių pagarbos užsitarnavimas. Prieš imdamiesi didžiausio iššūkio, noriu jums parodyti, kaip veikia mūsų ginklas. Tarkime, kad ten yra žuvis, mes būsime vandenyno dugne, slinksime aplink, atrodau kaip idiotas. Užsidėjau kaukę ir tikiuosi, kad pavyks rasti žuvį ir bum! Valio! Štai kaip mes gausime maisto. Šiandien mums sekasi. Turime didelį peilį. Tikiuosi, kad šį popiet valysime tikrą žvėrį. Su rankiniu žeberklu. Čia paplūdimyje yra daugybė dalykų, kuriuos galime panaudoti, vyrai. Turime krūvą medienos ir senų kokosų. Pažiūrėk į šią pakrantę, žmogau. Ji tokia neįtikėtinai vešli. Visur palmės. O ten krištolo skaidrumo vanduo. Ir leiskite pasakyti, vyrai. Oras čia toks pat nenuspėjamas kaip Powerball loterijos traukimas. Net nežinote, ar laimėsite ar ne, bet tikėtina, kad kiek vėliau mus užklups lietus. Vietiniai čia salose naudoja viską, ką turi aplinkui, todėl būtinai pasilikite, nes galiu jums pažadėti, kad mūsų laukia velniškai skanūs patiekalai, jei tik pavyks ką nors pagauti. Ko aš dabar ieškau, yra ten, vandenyne, vyrai, rife, yra dideli kanalai ir visi žuvys iš tikrųjų plaukia į tas gyslas. Nes būtent ten yra putojantis vanduo. O putojantis vanduo yra ten, kur visos masalinės žuvys nemato, kur plaukia, jos yra aklos. Ir būtent ten medžioja kitos žuvys. Laikom kumščius, plaukiam į vieną iš tų gyslų ir bandysim pagauti didelę žuvį. Turim pasimti šiek tiek šių kokosų, nes dabar prakaitas man tiesiog žliaugia. Šventa, velniop, kaip karšta. Pasimsim keletą šių kokosų, vėliau jų daug naudosim gamindami maistą, šitie keliaus į kuprinę. Oho, vyrai, pažiūrėkit, čia omaro gabalas, tai geras ženklas, galbūt pavyks jį pagauti su žeberklu. Tai mane užveda, eisim truputį šią kryptimi, vyrai, ten atrodo negaliai. Tai beprotiška, žmogau. Vienas vietinis vaikinas turėtų čia su manimi susitikti šiek tiek vėliau ir aš pažadėjau jam atnešti žuvies. Labai tikiuosi, kad pats pagausiu kokią nors žuvį. Klausykit, jei ir toliau eisiu šiuo pakrantę po šią saulę, tiesiog ištirpsiu. Taigi manau, kad pasirašėm, pasiemam rankinį žeberklą ir einam pradėti gaudyti kelias žuvis tame krištolo skaidrumo vandenyje. Vandenynas šaukia mano vardą. Laikas apsirengti, vyrai, nes plauksime ten aplinkui. Mes taikysimės į tam tikrą žuvies rūšį. Ieškome kažko, kas turi gražią, švarią, baltą mėsą ir ką galėtume supjaustyti, kas taps nepaprastai gražu. Tam tikros žuvų rūšys, aišku, turi skirtingus skonius, o tos, kurių mėsoje daug kraujo, dažniausiai turi tokį metalinį skonį. Ir tai nėra tai, ko mes siekiame. Mes norime kažko švaraus, šviežio ir tokio, kas būtų geras taikinys.
Tai buvo beprotiška ten lauke, jūs matėte, aš plaukiau valandas, šaudžiau į viską. Bet galiausiai pagavome 2 mažas žuvis, vyrai. Jie nėra dideli, bet šitie dalykai yra beprotiškai skanūs. Galiu jums tai garantuoti. Šita žuvis yra voverinė žuvis. Ir mes turime posakį Australijoje. Jei raudona, tai negyva. Nes viskas, kas raudona, yra labai skanu. Ir jos turi pačias keisčiausias akis visoje planetoje. Jos gyvena urvuose ir gali sugauti šviesą. Todėl jos turi tokias didelės akis ir taip dabar maitinasi. Mes taip pat turime šitą žvėrį čia, vyrai, ir pažiūrėkite į šios būtybės burną. Ji tiesioginė prasme išsiplečia. Ar jūs juokaujate? Vienintelis dalykas, kurį esu matęs su didesnėmis lūpomis, yra kelios merginos per vakarėlį. Tie galiu pasakyti, bet ši būtybė tikriausiai skani. Ei vyrai, ar girdėjote banginius ten lauke? Jie visiškai išprotėjo. Kai buvau po vandeniu, girdėjau, kaip jie dainuoja. Tai buvo neįtikėtina. Turime tik 2 mažas žuveles čia, bet tai tobula. Vaikinai čia, šiose salose. Daugelis vietinių negaudo milžiniškų žuvų. Jie pagauna tokias mažas žuveles ir naudoja jas savo patiekaluose. Taigi, tai bus tobula. Mes susitiksime su vietiniais vaikinais ir jie parodys man, kaip išvalyti šias žuvis ir paruošti įspūdingą patiekalą. Čia, Ramiojo vandenyno salose, turiu savo vietinį vaikiną, Andrių. Jis parodys man, kaip išvalysime šias žuvis ir kaip jas paruošime, samojietiškai. Ei, broli, jam net nereikia akmens. Jis tiesiog ranka nuima žvynus nuo šios žuvies. Kaip tu nesusižeidi dabar? Jis ką tik nuplėšė šios žuvies išsikišusią burną, dabar nupjauna visus pelekus. Jis nuėmė visus žvynus, uodega liko, visi pelekai nuimti, išskyrus šios 2 mažus šoninius ir čia beveik vien mėsa. Ei, greitai tik nuvalysiu šią mažą žuvį. Ant šitos daug mėsos nėra. Ei, broli, parodysiu tau 1 ar 2 kąsnius. Turime dar keletą ingredientų čia ant paplūdimio, nusinešime savo žuvį ir pradėsime kepti. Jis tiesiog išvalo viską iš vidaus. Norėjau pasakyti iki jūrų agurkė, bet čia paprastas agurkas. Jis čia pjausto laimą. Laimos sultis. Druska vaikinams. Tiesiog supjaustyk tai mažais gabaliukais čia, dėk į vidų, taip, ir tada ką darome? Laukiame. Sveiki, mes tiesiog valgome taip, žalę. Taip, broli, aš niekada gyvenime to nedariau. Turime vieną iš kokosų, kuriuos surinkome paplūdimyje šiek tiek anksčiau. O, taip jie čia tai vadina. Gerai, parodyk, kaip mes tai valgome. Taip, ir ką darome? Sutarkuojame. Bet tai skanu. Tai kaip kokosinis laimos ašimis. Labai skanu. Tu irgi tai geri. Štai kodėl mes tai darome, vaikinai. Salose, pirmoji diena, turime šiek tiek oką su vietiniais vaikinais. Mes tai suvalgysime ir rytoj vėl pasimatysime. Iki pasimatymo, vaikinai. Į sveikatą, broli. Labas rytas jums, vaikinai, dabar yra 2 diena ir mes esame džiunglių pakraštyje, turime savo peilius čia, o šie vaikinai turi šautuvus. Mes tuoj eisim per šias džiunglės, kad sumedžiotume vieną iš beprotiškiausių gyvūnų. Jei pagausim vieną iš jų ir galiausiai jį iškepsim, nežinau, kas čia bus. Mes užsivedę, einam į džiunglės, medžioklė tuoj prasidės, einam. Aš seksiu paskui vaikinus. Šie vaikinai tikriausiai labai greitai čia judės. Judėdami per džiunglės turime būti tylūs. Nes jei pamatysime šios gyvūnus ir jie išgirs mane, tarsi rūko signalą, jie išsigas. Pažiūrėk čia, turime vandenyną apačioje, visa ši klintis. Neturiu jokio supratimo, ko tikėtis čia, niekada anksčiau nesu medžiojęs šikšnosparnių džiunglėse. Dabar visiškai praradau berniukus iš akių, jie toli priekyje, jie juda labai tyliai, vaikinai. Pavojingas praėjimas šiuose džiunglėse, štai čia. Šikšnosparniai iš tikrųjų kabo žemyn galvą medžiuose. Berniukai naudoja šautuvą, o mes lėtai einame per džiunglės. Tikiuosi, pavyks rasti vieną iš šių gyvūnų. Mes toliau keliausime, vaikinai, bet turiu kalbėti tyliau, kitaip išgąsdinsime visus gyvūnus. Einam. Jie dabar žiūri į medžius, jie ką tik parodė man, kad kažką pamatė. Einam. Einam. Turime vieną.
Vaikinai, ką tik pastebėjome vieną ten, medžiuose. Jis įsitraukė ginklą, mes bandysime šauti. Taip. Gerai, vyrai, panašu, kad artėja blogas oras. Mes čia vaikštame jau kelias valandas ir aš prakaituoju, vyrai. Tikriausiai liko nedaug laiko, kol šį medžioklę teks nutraukti. Dabar arba niekada. Judėsime toliau ir laikysime kumščius. Gal pavyks ką nors rasti. Gerai, vyrai, radome vieną. Kur jis? Kur? Aukštai medžiuose, vyrai, aukštai medžiuose. Turime vieną. Pagavom jį, vyrai, mes pagavome. Tai buvo beprotiška, žmogau. Palaukit, kol pamatysit šį gyvūną, vyrai. Taip. O dieve, vyrai, pažiūrėkit ten. Ką? Tu valgai šitą brolį? Taip, jis turi, einam. Kas čia? Šikšnosparnis? Tai šikšnosparnis. Mes bėgiojome per džiungles ir pagaliau pagavome vieną iš šitų beprotiškų gyvūnų. Kiek laiko tu jau medžioji šitą? Nuo tada, kai buvai vaikas? Taip, nuo tada, kai buvai vaikas. Gerai, o kaip jums jie skanauja? Kodėl jums patinka juos valgyti ir panašiai? Skonis panašus į kiaulieną. Kiaulė? Taip, kiauliena. Gerai. Ir dabar, akivaizdu, jie naudoja ginklus, kad numuštų šiuos dalykus, vaikinai. Anksčiau jie mesdavo akmenis į medžius, į šiuos dalykus. Visiškai neįtikėtina. Ar tai patinas ar patelė? Patinas. Tai buvo patinas. Taip, pas jį kabo visai kaip pas mane. Nelabai įspūdinga. Čia visiškai laukinė gamta. Mes valgysime šį gyvūną. Šie vaikinai parodys man, kaip jie tai daro čia, džiunglėse. Esu užsidegęs, negaliu sulaukti. Nežinau, koks po velnių bus jo skonis. Vaikinai, ar man nuo to bloga nebus, jei suvalgysiu? Ne. Šie vaikinai čia tikriausiai yra kitokie. Esu beveik tikras, kad tai prasidėjo koronavirusas. Oi, galbūt mes gausime kitą virusą, vyrai. Bet mes gavome šiek tiek maisto. Korona visiems. Gerai, eisiu paskui tada, broli. Einam. Ką tik išėjome iš džiunglių. Pastarąsias kelias valandas keliavome pėsčiomis. Pagaliau vėl pasiekėme paplūdimį. Vyrukai, aš visas suprakaitavęs. Parodysime jums šikšnosparnį iš arčiau. Nė viena šio gyvūno dalis nebus išmesta, bet iš tikrųjų tai vienas beprotiškiausių gyvūnų. Šitas padaras yra vienintelis skraidantis žinduolis žemėje. Jie gali suėsti daugiau nei 1000 uodų per valandą. Būtent tuo jie ir minta. Vabzdžiai, kenkėjai, viskas, kas yra džiunglėse. Ir viskas, ką jie iškakoja, iš tikrųjų yra trąša ir padeda visai šiai džiunglėje aplink mus augti. Taigi šie gyvūnai yra labai svarbus ekosistemai. Šie šikšnosparniai iš tikrųjų turi šitas, kurios iš tikrųjų yra lankos, vaikinai. Ir būtent už jų jos kabinasi ant medžio. Štai taip. Pažiūrėkite į tą daiktą ten. Jis tiesiog atrodo kažkaip ne taip. Tas daiktas tiesiog smirda. Kvapas tikrai stiprus, ypač kai pagalvoji, kad tuoj valgysime šitą daiktą. Kažkas su tokiomis kojomis, nežinau, ar tai iš vis turėtų būti valgoma. Atrodo, kad daugiausiai mėsos yra čia, kūne, o šie sparnai keisčiausia medžiaga, kokią tik esu matęs. Liečiant jie beveik kaip banglentininkų apsauginėliai. Pažiūrėk į visas tas vienas ir visa kita čia. Tai neįtikėtina, žmogau. Jūs žinote, kad esu valgęs tikrai keistų dalykų, bet šitas bus pats beprotiškiausias dalykas, kokį kada nors valgysiu. Jeigu nuo šito man nesusuks pilvo, tai nuo nieko pasaulyje nepasidarys bloga. Taigi jis tiesiog griebė šalia sparną. Jis traukia, tai atgal. Pažiūrėkit tai. Jis nuplėšė jį nuo kojų, būtent ten. Oi, ką? Kas per velnes? Pažiūrėkit tai, jei jūs dabar galėtumėte užuosti šitą kvapą. Jis turi tam tikrą kvapą. Oi,
Tai šitiems vaikinams buvo tiesiog lengvas darbas. Jis praktiškai nudyrė odą per kokią minutę. Tai turbūt vienas beprotiškiausių dalykų, kokius esu matęs. Pažiūrėk į tai. O dieve, beveik atrodo kaip ateivis. Žiūrėk, pažiūrėk į jo dantis štai čia. Oho, čia visas jo kailis. Matote, jis nukrito nuo gyvūno. O štai čia yra jo kūnas. Ar jo skonis panašus į kiaulieną ar vištieną? Tu sakai, Sefiny. Mes čia, šioje paplūdimio vietoje, užkursime laužą. Šie vaikinai parodys man, kaip jie čia saloje kepa ant laužo. Štai kaip atrodo bedarbio antradienis. Taigi mes ką tik padėjome šikšnosparnį čia. Dabar statysime šią laužavietę. Mes surinkome krūvą sausų kokosų čia. Dabar vaikinai ką tik paklausiau medžiotojų, kaip dažnai jie valgo šikšnosparnius. Ir jie pasakė, kad kiekvieną savaitę jie iš tikrųjų eina ir gaudo šios gyvūnus. Tai beprotiška, broli. Jie valgo šikšnosparnius kiekvieną savaitę. Pažiūrėsim, kaip mano imuninė sistema reaguos po vieno patiekalo. Jei numirsiu, jūs žinosite kodėl. Nes aš suvalgiau šikšnosparnį atsitiktinėje Ramiojo vandenyno saloje. Na. Šaunuolis, broli. Mes pastatysime juos iš abiejų pusių. Įsitikink, kad jie niekur nedingsta. Jis tiesiog valo šią medžio gabalą. Nuima visą žievę. Dabar jis tiesiog paaštrins šio gabalo galą. Ir tada tai leis jam perkišti jį per galą. Tuoj užkuisime savo laužą. Pažiūrėk į šį vyruką. Mes vos jo neuždegėme. Jis buvo po visu tuo kokosu. Ei, išnešime šį vyruką iš čia. Eik iš čia. Atėjo laikas užkurti laužą šioje paplūdimyje ir pradėti kepti šį šikšnosparnį virš laužo. Neturiu jokio supratimo, koks bus šio dalyko skonis. Einam, broli. Negaliu patikėti, kad prieš 20 minučių ėjome per džiunglės, o dabar jau ruošiamės kepti šikšnosparnį virš laužo. Jis parodys mums, kaip išvalysime šį šikšnosparnį. Jis velia jį tiesiai per burną. Mes perkišime jį per visą ilgį. Ar jau išėmė jo vidurius? Ne, paliksime vidurius viduje. Gerai, paliksime vidurius viduje. Nežinau, ar tai gerai. Broli, žinai, šikšnosparnis buvo tas, kuris sukėlė koronavirusą. Pažiūrėk į tai. Tai beprotiška, broli. Mes tuoj valgysime tai. Šitas daiktas atrodo kaip kažkas, su kuo mano draugai grįžtų namo savaitgalį. Jis visiškai suvarytas, rimtai. Gerai, dabar ugnis dega pilnu tempu, mes dedame jį, komentaruose verda veiksmas. Iškart dedame šikšnosparnį. Jis dabar sulanksto visus sparnus ir nagus. Tai beprotiška, broli. Ką? Gerai, įdėk ją. Ne, tai beprotiška. Ei, o dieve. Ji tiesioginė prasme dabar susisuka, vaikinai. O dieve. Paprastai nesijaudinu dėl to, ką valgau, bet šiuo metu tai tikrai mane išbando. Svarstau, ar tikrai noriu tai suvalgyti. Iš tikrųjų, jei susirgsiu, man bus galas. Šitie vyrukai kartais tiesiog turi geležinius skrandžius. Jūs žinote, kad esu valgęs keistų dalykų, bet dar niekada nesu valgęs gyvūno, kuris gyvena naktį ir minta uodais. Kažkaip negerai skamba, broli. Ką mes su tuo darysime, broli? Ar norime, kad jis būtų gerai iškeptas, ar norime, kad būtų šiek tiek žalias? Kaip mes jį valgysime? Reikia iškepti. Iškepti tinkamai? Taip, taip. Iškepti tinkamai. Mėsoje yra bakterijų ir panašiai? Taip, taip. Gerai. Mes jį gerai apskrudinsim. Ir aš dėl to labai džiaugiuosi, nes tai reiškia, kad negausiu jokio superviruso. Dėsime dar daugiau malkų. Norime įsitikinti, kad šis dalykas yra tinkamai iškeptas. Ką tik atverčiau šikšnosparnį ir jis tiesioginė prasme laša krauju ant ugnies. Tai raudonas kraujas ir mėsa ant jo atrodo beprotiškai. Mes tai kepime tikriausiai gevęs 20 ar 30 minučių. Įsitikiname, kad pašaliname visas bakterijas. Jis vis dar laša krauju, bet manau, kad taip yra todėl, kad viduje vis dar yra jo viduriai. Bet tu sakei, kad taip jūs vaikinai ir darote. Ar jau paruošta? Mes eisime išbandyti šitą dalyką prie vandens krašto. Pasižiūrėkime, kaip jie kvepia. Kvepia keistai. Labai labai keistai. Parodyk, kaip ketini supjaustyti šitą daiktą, broli. Pažiūrėkite daiktą ten. Oho, gana tamsi mėsa, ar ne? Nežinau, ką tai man padarys, vyrai, bet štai jis čia. Pabandykime, broli. Einam. Keistas skonis, beveik kaip vištienos ir kiaulienos mišinys. Kiauliena, taip, bet tada jaučiasi beveik toks džiunglių prieskonis.
Tai tikrai keista, nes tai paskutinis mano kada nors sukurtas vaizdo įrašas. Jūs žinote kodėl. Labai ačiū tau, broli, kad parodė man savo būdus šioje saloje. Aš einu. Susitiksime kitame laukinėme nuotykyje. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti. Woohoo!